Misiukaitė, Mykolo Riomerio universiteto antro kurso magistrantė, ir Vytautė Vadvilavičiūtė, Vilniaus universiteto antro kurso magistrantė. Abi merginas vienija pasirinktas studijų pobūdis – jungtinės studijos. Vytautė studijuoja pagal magistratūros programą Darnios regioninės sveikatos sistemos. Pirmąjį semestrą ji praleido Ispanijos Bilbao Deusto universitete, antrąjį Vengrijoje Budapešto Corvinus universitete, o pabaigti magistratūros studijų grįžo į Vilniaus universitetą. Stojau ne dėl praktinių sumetimų, o labiau dėl pačių studijų pakraipos, dėl pačio pobūdžio, kad tai buvo ir vadyba, ir medicina kartu. Monika Misiukaitė šiais metais baigs magistro studijas pagal programą Lyginamoji socialinė politika ir gerovė. Jai teko lankyti Suomijos Temperės ir Austrijos Johano Keplerio universitetuose. Dabar mokslus Monika baigė Mykolo Riomerio universitete. Mane labai visada žavėdavo kelionės po įvairias pasaulio šalis. Ir dėl to aš, kai baigiau bakalauro studijas, tiesiog sugalvojau, kad magistrė aš tikrai noriu studijuoti kažką tarptautinio. Tiek Monika, tiek Vytautė šį pavasarį pabaigusios studijas gaus 3 aukštojo mokslo diplomus. Tokią galimybę joms suteikė jungtinės studijų programos, kurias savo studentams siūlo Lietuvos aukštosios mokyklos. Studentams tai yra pakankamai patrauklu, nes visai kita mokymosi aplinka, akademinė aplinka ir be abejonės tai yra nauja kokybė. Mes turime galimybę naudotis ES struktūrinių fondų pinigais ir yra skirta apie 40 milijonų litų šitų programų parengimui, galimybių studijų pirmiausiai realizavimui. Pirmieji jungtinės studijų programas su užsienio universitetais pasiūlė Mykolo Riomerio, Vilniaus Gedimino technikos, Vytauto Didžiojo ir Vilniaus universitetai.